ir Egidijus. Taip, burtai lėmė, jog kausis jie dvirančiais kalavijais. Aš galvoju, eisiu kur nors pirkti. Sveiki, norė pupu. Tai riteris Egidijus jau arenoje. Laukiame riterio Tomo. Ir gerti? Taip, riteris Tomas taip pat žengia į areną. Kovotojai pasirengę, teisėjai taip pat. O publika ar pasirengus? Taip, ir te prasideda dvikova. Primenu, jog dabar kova vyks lygiai 1 minutę ir laimės tas, kuris daugiau syčių į savo priešininką ginklu pataikys. Nu čia jums nemusės maišyti, ne košę virti ir ne medinis kalavijas, o tikrais priešininką kirsti. Palaikom! Stop! Stabdom kovą. Riteriui Egidijui buvo nukirsti ir sulaužyti šarvai. Tai net 2 vietose. Kviečiami ginklanešiai. Pagal turnyro taisyklės, jei kuriam riteriui yra sulaužomi šarvai ar nukertami jos laikantis dirželiai, teisėjai stabdo kovą, na o riterio ginklanešiai turi nedaugiau nei 2 minutes, kad šarvus sutaisytų. Jei tai nepavyksta, riteriui skelbiamas pralaimėjimas. Taip, norėčiau paprašyti visų stebinčiųjų stovėti už virvinio aptvaro, bei tuos, kas atėję su mažais vaikais, prašytume laikyti juos už rankos, kad kovų metu jie neišbėgtų į areną. Geltona. Geltonas Tomas. Taip, riterio Egidijaus šarvai jau sutvarkyti, galime tęsti kovą. Ne, dar nesutvarkyti. Dar vieno dirželio trūksta. O gerbiamai publikai galima pristatyti, tai pagrindinis aikštės teisėjas mojuoja dideliu pagaliuku, dryžuotu kaip zebriuku, kad kovotojai per savo siauras akimačius šitas, nes jie čia beveik praktiškai nieko nemato. Matot, galiu trankyti nieko, jeigu trenkčiau šitaip, jis trenktų man. Va, tai jis mojuoja, kur jau stabdyti. O šitie šitą šaunieji, reiškia, turi mažiukus pagaliukus. Va. Tai čia jie nosim pakrapštyti, jeigu ką. Arba, jeigu skaičiuoti nemoka, tai gali čia pirštukus uždėję po to, taip sakant, parodyti kitiem ir jau ten žinos, kaip ten kas jie. Rodo tam, kas moka skaičiuoti. Va. Na, ar gali tęsti kovą riteris Egidijus? Manau, jau baidinėjasi jo šarvų teismui skirta. Taip, riteris Egidijus gali tęsti kovą. Taip, beje, kaip matome, ant abiejų riterių rankos yra užrišta poraištį, rodanti, jog vakar dienos turnyro etapuose jie abu yra pelnę damų malonę. Krenta ant žemės riteris Egidijus. Taip, ar už priešininko pargriuvimą teisėjai skiria taškų? Taip, teisėjai skiria papildomų taškų už priešininko parvertimą. Priminam, kad riteriai kaunasi specialiais turnyriniais kalavijais, nes jau maždaug nuo... Stop, baigėsi kovai skirtas laikas. Na, koks teisėjų verdiktas, kuris riteris taps nugalėtoju? Nori sausainių. Denas duoda tau. Va. O jis suskaičiuos ir nugalėtojų tampa riteris Egidijus.
ar pritarė teisėjams jaunosios damos, ar balsuojate už Riterį Egidijų? Taip, 2 damos balsuoja už Riterį Egidijų. Tad jis pelno ir pergalę, ir damų malonę. Aplodismentai Egidijui. O pratęsiant